Sveiki, aš žurnalistas Augustas Stankevičius ir šiandien BNS akiratyje Lietuvos užsienio reikalų ministras, valdančiosios Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų lyderis Gabrielius Landsbergis. Su ministru kalbėsime apie aktualiausius vidaus ir užsienio politikos klausimus. Sveiki, ministre. Sveiki, gyvi. Pradėti norėčiau nuo jūsų santykio su žiniasklaida. Per kadenciją jūs buvo tokių atvejų, kai atsakydavot gana išsamiai klausimus, net jeigu tie klausimai būdavo ir nepatogus. Net jeigu ir būdavo pavėluoti, vis tik pirmadienį kolegoms komentuodamas apie savo šeimos įsigytą turtą Graikijoje, sakėte, kad nespėjate užduoti klausimų, tai jau ir nebeatsakinėsit, nes kitai medijai pakomentavote. Bet ar jūsų akimis tai nėra truputėlį nesąžininga, turint omenyje, kad tuo metu, kai visa šita istorija pasiekė viešąją erdvę, jūs buvote atostogose? Kuri dalis nesąžininga? Yra ta turbūt, kad... užduoti klausimą. Negalėtum užduoti klausimą, nes jums taip paprastai nepaskambinsi. Jūs turėt galimybę paskambinti, tai čia reikia to nepamiršti. Bet man atrodo nesąžininga yra būti įsitikinus, kad tam tikros melagienos arba kažkokios tokios suformuotos naujienos, kuri nėra savo esmė naujiena, kitaip tariant, propagandinės naujienos, eskalacija, siekiant daugiau laikų, klikų, vasaros metu, reiškia, sumažėjus dėmesiui, tiesiog priminti apie savo žiniasklaidos kažkokį buvimą, visą tą atsakomybę perkelti politikui, kuris privalo atsakyti dar sykį klausimus, nors atsakymai visi yra pateikti. Aš esu matęs daugybę kartų. Ir taip, jūsų agentūra, aišku, turi tą priedermę tiesiog šiaip sekti visą informacinį lauką, daugiau kalba apie portalus, kuomet yra perspausdinama informacija. Būtent jeigu jinai yra faktiškai teisinga, ar ne, patikrina, portalai turi skirtingus kriterijus, pagal ką atsirenka informacijos tikslumą. Daugybę kartų esu tai matęs. Tai jeigu ta informacija yra pateikta, klausimai yra atsakyti, aš nebejoju, kad žurnalistai gali pasidaryti savo išvadas, ir tas išvadas pateikti. Dabar prievolė kažkokia atsakyti dar kartą. Žinokit, mes neturim kadrų. Mes esame portalas ar ten kažkas tai, kurio galbūt šiek tiek dabar populiarumas yra pakritęs, mums būtinai reikia jūsų vaizdo. Man yra labai apmaudu, kad jūsų iš tikrųjų dabar galbūt mažiau kas skaito ir kad jums reikia mano vaizdo, bet aš esu kažkur įsipareigojęs dar kartą jums tą pakomentuoti. Jūs išsirašėt, turėjot, mano atsakymai yra išsamus, jie yra tikslus, galėt patikrinti. Tiesą sakant, net galėt pasidaryti savo analizę ir patys įvertinti, kad jumis yra bandoma manipuliuoti. Rinkiminių laikotarpių, primetant tam tikrus informacinius nuotrupas, tokias, tropus kažkokius, tai formuojant nuomonę. Galima tą buvo padaryti. Nepadarė. Aš atsakiau klausimą. Buvo galima išrašyti. Nepadarė. Atleiskite, aš daugiau prievolės nesijaučiu, kad turiu. Kalbėti apie sąžiningumą ar nesąžiningumą, nežinau, man yra sunku pasakyti. Aš žiniasklaidai skiriau tikrai labai daug laiko per savo karjerą. Daugiausia aiškinamas būtent apie tai, kas yra svarbu Lietuvai. Ir atsakydamas tiek ir oficialiai klausimus, tiek ir off the records darydamas, kiek galėjau, tiek skyriau, tiek kiek mano pareigos, manau, verčia, ar yra ta prievolė, tiesiog dėl visuomenės reikalavimo žinoti, poreikio žinoti, aš tą tikrai ketinu toliau daryti. Dabar visuomenės noras būti smalsiais ir žinoti tam tikrus dalykus, kurie yra susiję jau su visiškai asmens apsauga, tam tikrais asmeniniais dalykais, vis dėlto, nemanau, kad dera nei su žurnalisto etika, nei yra kažkokios tai prievolės dalis. Taip, atleiskit už išsamesnį įsakymą, turbūt negu tikėjęs. Ačiū. O tai kaip atrodys, ministrė, tokiu atveju jūsų atsakymą opozicijai? Ar taip pat kaip, bandant... Tiesiog pakartosiu tai, kas yra pasakyta. Ar primins, pabandysiu pajuokauti tuomečio VSD vadovo Grinos atsakymus? Neatsimenu. Tikrai neprimins ponas Skvernelio atsakymų irgi taip pat Seimui, kuomet tuomet valdančiosios daugumos atstovas jį pavadino lietuviškuoju dučia. Pereikim dar truputėlį prie šios istorijos su jūsų nekilnojamo turtu. Pamenu, balandį ponas Aurelijus Veryga bandė jūsų per vyriausybės valandą perklausti ir gan sakyčiau korektiškai prašydamas tik įvardinti valstybę, kurioje galbūt tą turtą įsigijot, nes tai buvo užsienyje. Ar nemanot, kad tokiu atveju, jūs tuomet sakėt, kad... Nebuvo korektiškai. Buvo klausimas suformuotas iš dviejų dalių. Viena dalis buvo absoliučiai netiksli.
Ir klausimas buvo formuojantis nuomonę. Tai aš tiesą sakant, ta prasme, jūs turit galimybę pasitikrinti, aš nenoriu kartuoti to klausimo, bet dėl to, kad tai buvo melaginga informacija. Apie verslo tarimą pardavimą. Ir ta informacija buvo platinama prorusiškose portaluose. Tai, aš pasirinkdamas, ta prasme, kai matai žmogus, kokius portalus skaito ir iš kur informacija ima, arba bent jau dalį tos informacijos, ir tada klausimas, ar nesiruošite bėgti iš Lietuvos, manau, tai yra žeminanti informacija, žeminanti formuluotė. Ir aš tiesiog paneigdamas atsisakiau bet kokią daugiau informaciją patikinėti. Tai jeigu, pavyzdžiui, Seimo narys X, sakykime, ar ne, būtų jūsų paklausęs, kokioje šalyje įsigijote turtą, būtumėte atsakęs jam? Sunku man pasakyti. Viena vertus, jeigu Seimo narys paklaustų, kokioje gatvėje aš gyvenu Lietuvoje. Tai yra lygiai toks pat klausimas. Kodėl aš turėčiau atskleisti? Tai kur yra ta riba? Privatumo ir... Todėl, kad aš esu per daug kartų, man ir mano šeimai yra grasinta asmeniškai ir, tam tikrą prasme, ir kėsintasi į privačią erdvę. Ta pati ponia Janutė nebuvo net patekusi į privačią teritoriją. Kad aš iš tikrųjų jaučiau pareigą apsaugoti savo artimus žmonės, kurie tikrai nenusipelno tokių įsibrovimų. Ir man atrodo, kad tas yra ganėtinai aišku. Ir dėl to turbūt čia, ar politikas, ar ne politikas, ko gero ir jūs neatskleistumėt savo asmens tam tikros informacijos, kuri galėtų potencialiai pakenkti jums, jūsų artimiesiams arba kitiems žmonėms, kurie jums rūpi. Esu nekartą sakęs, kad prievolė pateikti informaciją, kurią visuomeniai privalu žinoti, yra nekvestionuojama. Visuomenė yra privalu žinoti, kad asmuo nusipirko, įsigijo už kokią sumą, visą tai esu padaręs, nedelsdamas turbūt nuo įsigijimo, nuo sandorio galbūt buvo praėjusios kelios dienos. Tiesiog, kad būtų iš karto nedelsant, niekam nekiltų klausimų. Iš esmės, ko jūs norite, jums yra labai smalsu sužinoti, kur jūs gyvenate. Ar galite atsiųsti nuotrauką? Parodykit. Aš to neketinu daryti. Jūs tą galite padaryti praktiškai pusiau nelegaliomis priemonėmis. Jeigu jūs patenkate į mano teritoriją ir darote tą mano teritoriją, tai jūs tą padarėte įsilauždamas. Ir tą jūsų kolegos kai kurie daro. Ir jūs manęs klausite. Kolegom vadinti. Aš nežinau, čia jūs nuspręsite. Bet tada klausimas, ir tada jūs mažas klausimas, kodėl jums tai nepatinka? Aš nežinau. O jums patiktų? Ministrė, grįžtant prie atostogų temos, suskaičiavau, kad šiemet priešingai negu ankstesniais metais yra, turbūt atostogos galėjo būti jų ir mažiau formaliai, bet suskaičiavau 7 potvarkius, kada šiais metais ėmėte nemokamų atostogų, priešingai negu anksčiau, kada būdavo kasmetinės. Ar šiemet tai pavargote? Ne, tai nesusijęs su nuovargiu. Atostogų turėjau turbūt gal netgi ir mažiau negu įprastai, tiesą sakant, dėl to, kad labai dažnu atveju tiesiog reikdavo jas nutraukti. Ir buvau išvažiavęs į kelionę 2 dienom, tiesą sakant, tada teko grįžti ir dėl atsiradusio kokio nors posėdžio, ar dėl susitikimo, buvau vasarą susitikęs ir su prezidentu, kuomet turėjau jam įteikti tam tikrą svarbią informaciją. Tai tiesiog paprašiau, tai buvo formavosi potvarkį ir viskas. Tai dėl to tų dienų išsiskaidžiusių jų etapų buvo gal kiek daugiau. Negu įprastai, sakykime, kai praeitais metais galėjau pasimti po keletą savaičių tiesiog tokiais etapais. Rasti laiko pabūti su šeima, dirbant mano darbą, yra labai sudėtinga. Dėl to, kad didelė dalis darbo yra savaitgaliais, posėdžiai yra savaitgaliais, tarybos, kurios yra pirmadieniais, realiai prasideda sekmadienį, dėl to, kad yra faktiškai kiekvieną mėnesį bent po vieną kartą, reikia savaitgalį dirbti Briuselį prie kiekvienos tarybos. Tai tokio laiko, sakykime, nuoseklaus pabuvimo yra rasti gan sudėtinga. Ir džiaugiuosi kiekvieną minutę, kurią galėjau skirti ir savo šeimai. Bet kalbant apie pobūdį atostogų, nemokamos atostogos, ne kasmetinės. Jo, tai čia yra, tiesą sakant, atsitikusi tokia buhalterinis iššūkis buvo, dėl to, kad buvo neteisingai suskaičiuotos mano kasmetinės atostogos po to, kai aš baigiau prasidėjus naujai Seimo kadencijai.
ir buvo sudaręs tam tikras perviršis ir dėl to norint to perviršį kompensuoti reikėjo tiesiog dabar imti nemokamas atostogas. Tai bent jau man buvo paaiškinta buhalterija. Supratau, iš šono gali pasirodyti, kad jūs tas atostogas imate tada, kada situacija Lietuvoje nepatogi jums komentuoti. Taip oponentai sako. Sutiktumėt? Nesu susidaręs tokio įspūdžio. Gerai, pereikim prie kito klausimo. Man atrodo, aš buvau išvažiavęs kaip tik tai jau į atostogas, kuomet jūsų kolegos paskelbė skandalingą informaciją apie, ironiškai sakau, apie mano namus, apie sodybą. Ir tiesiog aš priėmiau sprendimą negrįžti iš atostogų, nes aš nemanau, kad tai yra skandalas. O tam tikrą prasme tai, kad vėlgi buvo sukeltas toksai lūkestis, kad visuomenės smalsumui sukilus žmogus privalo atsidurti prieš kameras, aš tam tiesiog nepritariu. Todėl, kad mano laikas su mano šeima man yra svarbesnis negu jūsų smalsumas. Ir tiek. Gerai, ministrė, uždarėm tą atostogų ir Graikijos... Tai jūs tęskit, man atrodo, kad įdomi tema. Pereikim prie Europos komisijos klausimo. Įdomi situacija, kai jūs pats sakėt, kad esate girdėjęs iš pokalbų, nežinau, ar pats esate girdėjęs, jog jums palaikymą yra išreiškus Ursula von der Leyen. Tuo metu prezidentas interviu yra sakęs, kad jis pats negirdėjo šios tokio palaikymo jūsų kandidatūrai. Tai gal galėtumėt patikslinti, buvo tas palaikymas ar nebuvo to palaikymo iš komisijos pirmininkės? Vėlgi, aš kiek susipažinau, aš pats esu girdėjęs, bet tai tik tai tiek, kiek man buvo pasakytas. Tuo tarpu žiniasklaida, man atrodo, paviešino, kad ne vieno šaltinio informacija, kad tai buvo išsakyta toksai palaikymas. Tai manyt, neturėčiau pagrindo to abejoti. O ką prezidentas sako, aš negaliu komentuoti, čia reikia jo klausti. Po to, kai buvo patvirtinta... Mano žiniomis jie nekalbėjo iš vis. Prezidentas ir Ursula von der Leyen, jo. Bent jau vasaros metu jie nebuvo turėję kontaktų. Tai galbūt čia prezidentūra turėjo menį, platesnį, ilgesnį laikotarpį. Nežinau, sakau, vėlgi, nenoriu komentuoti. Taip, pereikim prie kitą klausimą. Po to, kai buvo nepatvirtintas dar, bet nuspręsta deleguoti Andrių Kubilių, tarp jūsų ir prezidentūros buvo toks, sakykime, žodžių mūšis. Jūs kolegoms sakėt, kad jūsų blokavimas į komisiją galėjo būti susijęs su situacija dėl pono Bajarūno. Taip. Tuo metu prezidento patarėjas į tai reaguodamas atsakė, jog, pavadindamas jūs mažu vaiku, negavusiu žaislo. Aš norėčiau paklausti, ar tokie vieši apsižodžiavimai nekenkia bendram darbui derinant užsienio politikos klausimus? Ar atrodo jums, netrodo, kad yra šiek tiek skirtumas? Ta prasme, kaip vienas pasakymas yra remiantis argumentais ir asmeninė patirtim. Kitas yra tiesiog ad hominem įžeidimas. Bet tai ne pirmas kartas, ministrė, kaip tarp jūsų būna... Bet vėlgi, jūs kalbate tarp jūsų. Tai aš galiu pakartoti, ką aš esu pasakęs. Mano patirtis šiame darbe leidžia teikti, kad prezidentas pasirenka asmenys, kuriem nori, ta prasme, nėra kito žodžio, tiesiog atkeršyti. Jis pasirinko tai pasielgti su ponu Linkevičium, su ponu Šatūnu, su ponu Karobliu, ir tai yra tikrai daug atvejų. Net žiniasklaidos atstovų yra, kurie irgi taip pat dėl savo kritiškų straipsnių, sakykime, negaudavo kvietimų į valstybinės šventes arba būdavo neįleidžiami į prezidentūrą. Tai turbūt, nežinau, nebent jūs norėtumėt šitą faktą kvestionuoti, ta prasme, kaip argumentą. Jeigu ne, tai tada, man atrodo, mes sutinkam, kad tai yra tam tikras argumentų pagrįsta išvada, ar ne, kuri leidžia turbūt taip teikti. Argumentais pagrįsta išvada. Dabar tai, ką sako ponas Jansonas, tai yra tiesiog, tokio vyriausio prezidentūros patarėjo, sakykime, įprastas tonas, matyt, kurį jis atsineša iš savo žiniasklaidos laikų, kuomet, būtent taip jisai bendraudavo su politinė aplinka. Ir tai yra įžeidu, tai yra nepagarbu. Aš taip savo neleisčiau kalbėti nei apie prezidentą, net ne apie poną Jansoną. Nepaisant jo praeities Respublikoje, jo antisemitinių tekstų ir visų kitų dalykų. Vien dėl to, kad tai yra tiesiog neprimtina. Dabar sakyti, kad jūs kartu taip elgiatės, atleiskite, aš taip nesielgiu. Nebent jūs matytumėt, kad jo argumentas, jo žodžiai irgi taip pat yra argumentuoti. Jeigu taip yra, tada reiktų jau atskirai kalbėti, bet tam reiktų papildomų klausimų. Aš labiau galbūt apie formą, ne apie turinį. Taip, bet aš apie formą irgi taip pat. Ministrė, jeigu jūsų vadovaujama partija taip nutiks, kad liktų opozicijai,
jūs pats esat komentavęs, kad nebūtinai ta švytuoklė suveiks, aš irgi nesimsiu spekuliuoti rinkimų rezultatais galimais, bet jeigu taip nutiktų, kad liksite opozicijai, kaip jūs įsivaizduojat jūsų partijos darbą su prezidentu, turint omeny, kad prezidento institucija, įprastai būna ta, kuri bendradarbiauja su opozicija ir, pavyzdžiui, prezidentas vetuoja kokį nors įstatymą, kuriam nepritardavo opozicija. Tai, kaip jūs įsivaizduojate tą santykių dinamiką kitoj kadencijai? Aš turbūt perfrazuočiau klausimą, kadangi jūs vėlgi pasakėte, kad nesimate vertinti galimų rezultatų, tada reiktų objektyviai užduoti klausimą. Galimi du variantai, tuomet, kad partija lieka opozicija arba partija toliau formuoja valdančią daugumą. Tai kadangi jūs pasirinkot būti neutralus, tai tada aš pasirinksiu, kaip man atsakyti. Aš manau, kad vis dėlto reikia projektuoti partiją, kuri šiandien vadovauja valdančiai koalicijai ir sėkmingai valdančiai koalicijai. Kad iš tikrųjų gali taip atsitikti ir matau labai daug prielaidų, kad atsitiktų, kad mes ir toliau formuotume kitą valdančią daugumą. Klausimas, su kiek mandatų, kokia sudėtimi, visa kita, aišku, tai visa išlieka, bet tokia tikimybė tikrai yra. Ir pagrindinė vėlgi prielaida, kalbant argumentų kalba, yra tai, kad švytuokliai norint sviruoti, kitoj pusėje turi būti labai aišku, į ką jinai atsitrenks. Dabar jinai, kol kas švytuoklė, manyčiau, kad yra staptelėjusi pusiaukelė vien dėl ganėtinai keblios situacijos kairėje pusėje. Labai didelio susiskaldimo ir labai didelio tokios radikalaus balso buvimo toje kairėje pusėje. Ta prasme, kad socialdemokratai nebėra tie, kurie jie buvo prieš 10-metį, suskilę be aiškių lyderių. Nominaliai lyderystėje dabar esant daugiau koncentruojantis į Briuselį negu į Vilnių. Tas leidžia iškilti labai tokiem balsam kaip pono Žemaitaičio. Dėl to aš tikrai nematau tokio labai aiškaus švytuoklės persmetimo į kitą pusę. Kita vertus, vėlgi, ką mes matom, kad žmonių palaikymas darbam, pirmiausia, kurie buvo nuveikti per 4 metus, yra tikrai ne toks jau mažas. Turint galvoje, kad valstybė ėjo per tikrai ne vieną išbandymą. Gyvenam tokiais gan neramiais laikais, sakyčiau, tiek geopolitiškai, tiek ir kurie įtakoja ir mūsų nacionalinę politiką. Taip, kad aš matau tikrai daug prielaidų, kad ta švytuoklė nesusviruos. Arba bent jau ne taip stipriai, kaip būtų gal įprasta. Vėlgi, turbūt tada jau klausimas turėtų būti labiau ir prezidentui pačiam. Ne tiek mums. Man rodos, kad Tėvynės sąjunga visada ieškojo konstruktyvaus kelio dirbti su prezidentūra. Būdų, kaip ir formuoti užsienio politiką. Ir tiesą sakant, tas sekėsi daug dažniau negu norima, kad tą pateikti. Sakykime, netgi tas paskutinis toksai galbūt nuomonių išskirimas dėl to, ar ponas Bajarūnas turėjo būti patrauktas iš ambasados Londone, baigėsi vėlgi visų ambasadorių paskirimu, pono Bajarūno patraukimu ir taip toliau. Ir tos tikslus pavykdavo ir pasiekti, ir suformuoti bendrą poziciją. Tai aš to kažkokiu labai didelių rizikų tame gal ir nematyčiau. Daugiau tik tai sakau, ar pas prezidentas, ar greičiau netgi jo patarėjai, kurie, dėl kažkokių tai, nežinau, tikslų, kurios patys turėtų paaiškinti, renkasi daugiau karo būklę negu konstruktyvaus veikimo. Jūs užsiminėte apie švytuoklės principą, kad galbūt nesusviruos. Kokį jūs pats matytumėt galimą koaliciją, jei taip nutiktų, kad, pavyzdžiui, jūs laimėtumėt rinkimus? Ar jūs įsivaizduotumėt darbą su kairiosios pusės partijom, ar jūs matytumėt tik tai centro dešinės partijas? Kaip jūsų akimis tai atrodytų? Aš manau, kad tikrai vėlgi tikslas, reiškia, koks yra tikslas koalicijos kiekvienos. Tai pirmiausia yra darbų įgyvendinimas, programos įgyvendinimas, ar ne, su kokia koalicija gali daugiausiai įgyvendinti uždavinių, bet Lietuvoje matau ir naują uždavinį. Koalicijai susiformuoti, apsaugant būsimą vyriausybę nuo populistinių, antivakarietiškų, antiukrainietiškų, prorusiškų jėgų. Tai va čia yra naujas uždavinys, kurio Lietuvoje galbūt, jeigu užuomazgų esame matę anksčiau, sakykime, 10-mečiais anksčiau, tai dabar tai yra ypatingai ryšku būtent dėl geopolitinės padėties. Mes tiesiog neturime to leisti, mes negalime to leisti. Dėl to Tėvynės sąjunga ir premjerė yra ne vieną kartą esam pasakę, kad tikrai mes matome platesnį būrį partnerių, jeigu tai padėtų
apsaugoti vyriausybę nuo tų radikalių jėgų. Pavyktų man atitikinti kitas tradicinės galbūt partijas šias į savo idėją? Na, matote, aišku, yra tokio prieš rinkiminio antagonizmo, ar ne, kuomet labai skubiai pasakius Landsbergiui, kad mes galėtume turėti koaliciją ir su, nežinau, socialdemokratais, tada yra paklausimo Palucko, tada Palucko yra kategoriškai ne. Aš suprantu, kad tai yra toks prieš rinkiminis įkarštis daugiau. Aš noriu tikėti, kad ta partija, kuri buvo formuota ir tokiais, sudėtingais laikais, ir amžinatelis pono Kirkilo dvasioje, kuomet tikrai buvo ieškoma sutarimo, idant apsaugotume provakarietišką, proeuropietišką, protransatlantinį kryptį, buvo ieškoma sutarimo būtent tarp socialdemokratų ir konservatorių. Aš noriu tikėti, kad ta dvasia, jinai tebėra gyva. Ir aš suprantu, kad ją sunku galbūt yra išreikšti prieš rinkimus, bijant prarast galbūt savo rinkėjus ir taip toliau, bet atsakomybė už valstybę jinai yra didesnė. Aš noriu tikėti, kad tie žmonės, jie partijų, socialdemokratų partijų tebėra. Gerai, ačiū ministrė, pereikim prie užsienio politikos. Apie artimuosius rytus norėčiau pradėti. Reaguodami į tą spalio 7-osios išpuolį, Lietuva vieningai su kitomis šalimis pasisakė už Izraelio teisę gintis, nepažeidžiant tarptautinių įsipareigojimų. Vis tik per metus dabar jau skaičiuojama, beveik per metus aukų skaičius Gazos ruože pasiekė 40 000. Per tą laiką vakaruose irgi atsirado šalių, kurios pradėjo vis garsiau kalbėti apie tai, jog turi būti išvesti kariai iš Gazos ruožo, turi būti kuo greičiau randama sprendinys dėl paliaubų. Ir nebėra to tokio vieningo vertinimo Izraelio veiksmų. Kaip Lietuvos pozicija? Ar jinai išlieka tokia pati, ar jinai irgi kinta su tom dalimi šalių? Turbūt keletą dalykų reikia priminti, pradedant atsakyti, nes jūs ilgai pasirinkot vieną dalį pozicijų, ar ne? Yra išlieka lygiai taip pat didelis būrys valstybių, kurios reikalauja įkaitų paleidimo, kurie vis dar yra laikomi ir tarp jų yra civiliai asmenys, tai yra ir moterys, ir vyresnio amžiaus žmonės, ir vaikai. Tai tas turi būti priminta, kad kol kas nėra ištaisyta tai, kas buvo padaryta spalio 7 dieną. Žinoma, aš turėjau omeny pokytį tas, kuris įvyko vakaruose, ne ta, kuris tebėra ant žemės. Realybė tokia, jinai yra išlikusi. Ir dėl to Lietuvos pozicija visą laiką yra irgi pabrėžiant paramą Izraeliui ir jos siekiu išlaisvinti įkaitus ir apginti savo valstybę, kad tokie atvejai ateityje nepasikartotų. Tačiau lygiai taip pat kelia susirūpinimą ir priemonėmis, kuriomis yra tų tikslų siekiama. Tai Lietuva yra, sakyčiau, tokiam centro kelyje, siekiant balansuoti poziciją, primenant abiem pusėm, kad mes stebime, žiūrim situaciją, tai sakykime, visapusiškai, maksimaliai, ar ne? Nepamirštant nuo to, nuo ko situacija prasidėjo. Dviejų valstybių sprendimas, mano vertinimu, yra neišvengiamas ir vienintelis, kuris gali užtikrinti vidutiniam ilgam laikotarpyje Izraelio saugumą ir palestiniečių teisę gyventi taip pat valstybėje, kurie galėtų irgi savo civilinės teisės ginti tokiu būdu. Ir Lietuva pasisako ir pasisakys už būtent tokį sprendimą. Kodėl aš to klausiu? Ketvirtadienį jūs vykstate į Briuselį, Europos tam tikros žiniasklaidos organizacijos, žmogaus teisų organizacijos ragina bendriją nutraukti ryšius su Izraeliu. Būtent prie to ir vesdamas norėjau paklausti, kokią jūs poziciją išsakysit Europos Sąjungoje savo kolegoms, būtent dėl siekio nutraukti santykius su Izraeliu. Nutraukti santykius? Taip, žiniasklaidos organizacijos bendradarbiavimo sustarimą Europos Sąjungos ir Izraelio. Tai tai čia gal tik bendradarbiavimo sustarimas yra nutraukiamas. Tausia siūloma nutraukti. Taip. Apie santykių nutraukimą nėra kalbama. Taip, aš neteisingai suformulavau, atsiprašau, patikslinau. Man rodos, kad iki šiol Lietuva laikėsi, gal sakyčiau, tokios, vėlgi, centro pozicijos. Europos Sąjunga yra, sakyčiau, susiformavę trys blokai, iš kurių centrinis yra didžiausias ir mes siekiam maksimalaus konsensuso ir sutarimo. Tai
vienas blokas, galbūt kraštutinis yra kelių valstybių, kuris yra tradiciškai gan stipriai proizraelietiškas, nepaisant visų, nepaisant bet kokių pokyčių arba, sakykime, iškylančios naujos informacijos. Dalis, aišku, yra valstybių, kurios yra stipriai traukia į kitą pusę, tai turbūt irgi tarp tų valstybių yra ta pozicija, kurią jūs minėjote. Europos centro, sakykime, kur didžiausias būris valstybių yra daugiau siekti subalansuoto sprendimo, kuomet mes galėtume išreikšti paramą aukoms Izraelyje, reiškia, ir teisėtėm lūkesčiam, lygiai taip pat išreikšdami ir susirūpinimą žmogaus teisų padėtimi, būtent tebevykstant operacijai Gazos teritorijai. Sakyčiau, platesnis mano požiūrė tas, kad jau tai, kad ES yra 3 tokios ganėtinai apibrėžtos pozicijos, nestiprina ES. Silpna mūsų galimybę priimti sprendimus, arba netgi teikti bet kokią realią paramą ar pagalbą. Ir kadangi mes labai dažnai atsidurėme irgi situacijose, kuriuose bandom telkti paramą, dėl to aš jaučiu, kad Lietuvos interesas yra prisidėti prie konsensuso būrimų. Taip, kad kartais galbūt irgi tenka atkreipti dėmesį, kad Lietuvos pozicija šiek tiek gali pasislinkti pusę žingsnį į vieną pusę ar pusę žingsnį į kitą pusę. Dažnu atveju irgi tai yra suderinus ir su užsienio reikalų komitetu, be abejonės, bet tai yra ir siekiant bendros ES laikysenos, kuri mano vertinimu yra reikalinga norint ir stipresnės ES. Ministrė, pas užsiminėte apie Ukrainą, tai prie jos ir norėčiau pereiti. Naujausiame Vokietijos biudžeto projekte paramai Ukrainai suplanuota, bent jau dabartiniais duomenimis, bene perpus mažiau lėšų. ES? Atsiprašau. Kieno sakėte? Vokietijos. Vokietijos, atsiprašau. Taip, naujausiame Vokietijos biudžete perpus mažiau pinigų suplanuota. Yra vietoje 8, kas buvo dabar 4 milijardai eurų. Vokietija yra viena didžiausių Ukrainos rėmėjų apskritai ir didžiausia Europoje. Ar jūs neramina tai, jog Vokietijoje mažėja bent jau planuojama parama Ukrainai? Ko gero, galutiniai skaičiai dar nėra įrašyti dėl to, kad biudžeto darybos dar yra vykstančios ir jos tikrai tarp 3 partijų yra ganėtinai sudėtingos, turint galvoje ir partinį diskursus, bet ir konstitucinio teismo išaiškinimą, kuris yra ganėtinai griežtas ir neleidžiantis išeiti už tam tikrų fiskalinių rėmų nustatytų netgi konstituciniais įstatymais. Tai tos dėrybos yra tikrai sunkios ir dar yra šiek tiek ankstyva dėti tašką, pasakyti, kad jau matome, kad tikrai galutinius skaičius. Tačiau indikacijos jos yra keliančios nerimą ir tiesą sakant, jos nėra labai naujos. Norint, nes matote, netgi Vokietijos diskusija, jeigu šiek tiek ją giliau paanalizavus, iš kur jinai išeina. Vokietijos konstitucinis teismas pasakė, kad viršyti skolinimus, deficito ribas galima ekstremaliais atvejais. Tai reiškia, kad politikai yra pasirinkę nevadinti karo prieš Ukrainą ekstremaliu atveju. Ir iš čia kyla, mano nuomonė, ganėtinai didelis iššūkis ir pačiai Ukrainai, ir mums visiems, ir ganėtinai didelė pagalba Rusijai. Suprantant, kad mes savo savimoniai vis dėlto traktuojame Ukrainą prarastas teritorijas arba laikinai prarastas teritorijas, kurios dabar čia per paskutinį karo laikotarpį yra prarastos, kaip tam tikrą regioninį lokalizuotą iššūkį, o ne taip, kaip Lietuvoje dauguma masto apie tai, kad tai yra strateginis didžiulis pokytis, kuris gali lemti ne tik Ukrainos, bet Lietuvos, regiono, visos ES, netgi globalius pokyčius. Turint galvoje, kad tai yra Rusija, atominė valstybė, saugumo tarybos narė, kuri yra pradėjusi karą, visos apimties karą prieš suverenę šalį Ukrainą. Tai nepavadinti to, mentaliai nepavadinti to kritinę situaciją ir riboti savo galimybės teikti pagalbą, vis dėlto yra didelis klaustukas, ar tai yra teisinga. Ir būtent apie tą slenksčio neperlipimą į strateginį požiūrį į Ukrainos teisę gintis, vis dėlto aš dažnai ir kritikavau, ir kėliau ir Lietuvoje, ir kitur tos klausimus, kad
man tai kelia susirūpinimą, kad tiesiog mes neturim apsisprendimo, kad Ukrainai privalom padėti iki jų pergalės. Ir jeigu to nepadarysim, tai karas tęsis. Čia yra tik tai antroji jo fazė. Ministrė, praeityje, nuo karo pradžios būdavo tokia tendencija, kad vos tik žiauresnė rusų ataka Ukrainoje, vakarai imasi svarstyti ar naują sankcijų paketą, ar naujas pagalbos priemonės. Dabar matome judesi į kitą pusę. Rusai priversti gintis Kurske. Kaip Jūs pats matote? Ar tai gali paskatinti vakarus ryžtingiau teikti paramą, ar kaip tik gali atbaidyti? Kokią reakciją gali sukelti Jūsų nuomonė? Kol kas matom pauzę, tokį stabtelėjimą. Mano supratimu, ukrainiečiai sprendimus priėmė savarankiškai, nederindami su vakarų partneriais. Matyti irgi iš tam tikrų patirčių, kurios nebūtinai buvo pozityvos praeityje, kuomet tas derinimas pristabdydavo, neleisdavo aktyviai judėti, o gal netgi buvo įtarimų, kad yra daugiau kokie nors Rusijos interesai, sakykime, atsižvelgiama į Rusijos interesus, turint galvoje, kad valdant eskalaciją ir patį konfliktą. Tai ukrainiečiai tiesiog tos žingsnius darė savarankiškai ir tas vakarų šiek tiek dabar pristabdo ir komentuoti ir kažką tai spręsti. Ką ukrainiečiai iš to pasiekė, iš esmės jie kūrė strateginę dilemą. Tai ką Lietuva ir kitos valstybės yra tikrai daug kartų kalbėję. Kad kare yra privaloma kurti skausmo taškus kažkur tai kitur, alternatyviai. Ką ukrainiečiai bandė ar vis dar bando daryti su atakavimu naftos perdirbimo gamyklų. Tai yra tiesiog reiškia, kad jeigu jūs atakuosite mus, tai jums bus dilemos kažkur kitur. Vakarai kol kas turėjo visiškai kitą strategiją, tai ta strategija vadinasi strateginio aiškumo strategija, reiškia, kuomet yra deklaruojami visi veiksmai, parama, ketinimai, netgi uždaviniai, kuriuos mes siekiame pasiekti. Tokio skaidrumo kare iki šiol dar nėra buvę. Absoliučiai jokio karo rūko nėra. Yra karo, viskas išvalytas laukas, viskas matosi. Ir rusam tas yra tiesiog tobulai aišku, ką norima pasiekti. Tarpu rusai turi visą strateginį neaiškumą, kiek jam reikia. Tai ukrainiečiai galų gale kažkokius kūrė šiek tiek rūko. Tai iš karo strategijos perspektyvos tai yra labai teisinga taktika ir tikrai teisėta ir teisinga. Taip sakyčiau. Tik tai dabar reikia tikėtis, kad tai leis jiems sustiprinti savo pozicijas ir kitur. Ministrė, Lietuva ir kitos Baltijos šalis, be kita ko, Europoje yra toks savotiškas ukrainiečių balsas, netgi sakyčiau advokatas. Kokią žinutę vykdamas ketvirtadienį į Briuselį jūs perduosite kolegom? Ar gavote apskritai iš ukrainiečių kažkokią žinutę, kurią jie prašytų perduoti Briuselį? Dažnai būdavo taip, kad tos žinutės buvo prašoma perduoti tam tikrą prasme, bet ukrainiečiai turi patys ir savo puikius kontaktus. Tam prasme, kad Dmitro Kuleba, man rodos, jeigu nepasikeitė jo planai, tai jisai pats dalyvaus ketvirtadienį vyksančiame posėdyje. Tai manau, kad ir pats suformuluos aiškiai žinias. Mūsų žinia yra labai paprasta. Ta prasme, kad nuo paskutinio amunicijos tiekimo tų siuntinių, amunicijos siuntinių praėjo vėl daug laiko, vėl trūksta amunicijos. Aišku, to nepalengvina ir naujo fronto atidarimas šiaurėje. Dabar akivaizdu, kad ta disproporcija, kiek ukrainiečiai gali šauti ir kiek rusai gali šauti, vėl auga stipriai ukrainiečių nenaudai. Reikia amunicijos. Reikia daugiau amunicijos. Tik tai tiek, kad per beveik jau dar tie 3 metai tų pačių diskusijų, tai toks šiek tiek žirnių į sieną papilimas. Bet reikia tą daryti. Ministrė, ir baigdamas norėčiau paklausti apie klausimą, kuris galbūt pamiršta šiek tiek viešoje erdvėje buvo, bet PPO byla dėl Kinijos veiksmų prieš Lietuvą. Sausio pabaigoje jinai buvo pristabdyta ir tame dokumente yra nurodyta, jog jei po 12 mėnesių byla neatnaujinama, jinai tiesiog yra uždaroma. Kokia šiuo metu situacija yra? Ar jūs turit naujienų, ar jinai galėtų būti atnaujinta, ar jinai nebus atnaujinta? Mes nesame informuoti apie tai, nes Europos komisija vadovauja procesui. Tai ir Europos komisijos byla, net ne Lietuvos byla.
manau, kad, aišku, naujos komisijos formavimas ir visi tie procesai, kurie dabar vyksta, jie šiek tiek pristabdė visą procesą, bet aš tikiuosi, kad Europos komisijoje išeinančioje ir ateinančioje yra pakankamai supratimo, kad jeigu Europos komisija, negebėtų pratęsti šitos bylos, tai būtų didelis pralaimėjimas prieš Kiniją ir tam tikrų Kinijos priemonių sustiprinimas, sakyčiau, ir tam tikrą prasme įteisinimas. Tai kas draustų Kinijai kitą kartą tokias pačias priemonės, kurios būtent tos prieš Lietuvą naudoti prieš kitas valstybės. Tai tikiuosi, kad visi tie dabar po rinkiminės dulkės jos nusės ir ta byla bus atnaujinta. Bet Lietuva proaktyviai domisi, kokia situacija? Mes visą laiką domės. Mes domės ir Ženevai, pačioje PPO, esame nuolat palaikomi ryšiai ir su valstybėmis, kurios mus palaikė pradinį bylos stadijai, kur buvo prisijungusios, tai Kanada, Australija, Jungtinės Amerikos valstijos. Pats turėjau prieš mėnesį berods pokalbį su Jungtinių Amerikos valstijų vyriausybės nare, būtent prekybos atstovė, būtent apie tai, ko reikėtų, kaip mes galim kartu. Amerikiečiai tikrai tą labai, labai jautriai žiūri ir aiškiai supranta, kokios galimos pasekmės, jeigu tokia byla būtų kažkaip tai neatnaujinta. Tiesą sakant, mano tokia pusiau ir privati, kadangi ne Lietuvos, ne Lietuva vadovauja bylai, bet tokia privati nuomonė, kad bet kuriuo atveju reikia byloje dalyvauti iki tol, kol tiesiog nebebūtų kitos galimybės, net jeigu tą bylą ir praloštum. Bet netgi pralošus tai yra surašomi argumentai, sakykime, kur tu gali galbūt kažkokią tai naujus instrumentus formuoti, naujų taisyklių prašyti ar kažką tai kitaip daryti. Pačiam atsitraukus nuo tos bylos, tam tikrą tada prasme pripažįsti, kad Kinija turi teisę taip elgtis. Tai čia jau būtų didelė žala. Kada tikitės kažkokios informacijos? Minėjot po to, kai bus suformuota komisija? Aš manau, kad dabar yra sudėtinga dėl to, kad tie patys komisarai, sakykime, kurie vadovavo, dabar jie turbūt daugiau, jeigu jie liekantis yra, kaip pavyzdžiui, ponas Dombrovskis, jie turbūt daugiau dabar užsiima naujos kažkokios tai portfelio pozicijų formavimais ir kitais klausimais. Tai man sunku būtų tiksliai įvertinti kada, bet aš tik tai galiu pabrėžti, aš tikiu, kad jie supranta atsakomybę ir viskas. Noriu tikėti, kad taip. Supratau. Ačiū, ministrė, už jūsų laiką ir už interviu. Ačiū Jums.